Treneri, sveikinimai su pergale. Neįveikiama tvirtovė, Raudondvario stadionas. Trečia pergalė šiame stadione. Džiuginat savo sirgalius. Kas šiandien lėmė 3 taškus? Žinot, matėm riterių rungtynės, ką jie žaidė iki šiol ir buvo ištransliuota, kad tikrai rungtynės laukia nelengvos ir jos paprasčiausiai tokios ir buvo. Gal reikėtų paminėti, kad buvo 2 skirtingi kėliniai ir tas pirmas kėlinys gal klostėsi mums palankiau, įmušėm tos 2 įvarčius, atrodė viskas kaip ir kontroliuojama, bet antrą kėlinį vaizdas šiek tiek pasikeitė, nes varžovų jau neturėjo ką prarasti, metė daug pajėgų į priekį ir gale rungtynių matėsi tai, kad išleido daug tų aukštų žaidėjų ir matėsi ta persvara antram aukšte. Ir tie kamuoliai, kurie buvo siunčiami į priekį, į baudos aikštelę, mes turėjom problemų su tai. Bet aplamai, net ir nežaidžiant gerai antrą kėlinį, turėjom tikrai gerų tokių momentų rungtynių pabaigoje, kai tą rezultatą galėjom padidinti ir gal tos rungtynės nebūtų tokios nervingos. Bet deja, jeigu neįmuši, tai reikia žaisti iki galo. Sakyčiau, kad labai sunkios rungtynės ir kaip bebūtų, kokios jos bebuvo tos rungtynės, pabaigoje svarbiausia, kad yra 3 taškai. Idealiai turbūt susiklostė pirmasis kėlinys kėlinio pradžioje ir į rūbinę. Antrąjį dar įvartį įmušėt ir antrajame kėlinyje vaizdas pasikeitė. Ar čia riterio nuopelnas vis dėlto, ar turit priekaištų gal dėl antro kėlinio savo auklėtėm? Apie priekaištus aš nekalbėsiu. Natūralu, kai tu 2-0 vedi, gal tu nesi tiek rungtynėse, tu gal kažkur tai atsipalaiduoji, kažkur tai gal nedabėgi, kažkur tai prasiloši dvikovą, o sakau, riteriai, manau, kad antrą kėlinį tikrai davė tokią rimtą kovą ir momentais mes pralošinėjom tos pirmus kamuolius ir būdavo momentų ir antrus kamuolius nesusirinkdavom. Aišku, tas įvartis krito tokio lygioj vietoje, sakyčiau, kad turėjom apsiginti tą momentą šiek tiek geriau ir tas viskas pridavė to nervingumo rungtynėm. Pasigesdavot kokybės pozicinėme žaidime po pirmų 3 turų, sekė čia pertrauka rinktinių, ar tos kokybės atsirado, ar vis dar ir tikrai yra kur tobulėti? Žinot, per pertrauką žaidėm kontrolinės rungtynės ir tikrai jos buvo tikrai neblogos. Aišku, nemažai žaidėjų buvo išvažiavę, žaidė daug kas nežaidė, bet tas pozicinis žaidimas tikrai atrodė daug geresnis negu šiandien. Bet yra daug, kur reikia dirbti ir ties pozicinių žaidimų ir yra tam tikrų komponentų, kur reikia taisyti, bet sakau, svarbiausia yra tobulinti žaidimą, laimėti rungtynes. Tai yra lengviau savaitiniam procese dėlioti viską ir su gera nuotaika ruoštis kitom rungtynėm. Pabandykit atspėti, kas tapo šių rungtynių MVP. Sunku pasakyti, net nežinau. Tiesiai šviesiai, negaliu pasakyti. Arijus Bražinskas buvo išrinktas žiūrovų ir specialistų naudingiausių šių rungtynių žaidėjų. Ką apie Arijų galėtumėt pasakyti? Buvo momentų, kai jis mus gelbėjo ir jeigu išrinko, reiškia, nusipelnė. Tai džiaugiuosi už jį, džiaugiuosi už komandą. Tai sveikinu jį irgi. Ką, kylate į turnyro lentelės viršūnę, pasivijate Sūduvą, bent jau kol kas. Kas toliau? Nieko, dar niekas nieko nelaimėjo ir niekas nieko nepralošė. Tai čempionatas tik prasidėjo, kiek mes čia 4 turus tik tai sužaidėm, bet sakau, smagu, kad pradėjom rinkti tos taškus ir kaip bebūtų, tai yra svarbiausia sezono pradžioje, ne tik sezono pradžioje, aplamai ir pergalė yra pergalė. Kągi, dar kartą sveikinimai ir taip ir toliau. Ačiū.